Paskutinis lašas. Jeronimą pažadino garsus trenksmas. Tai upė uždarė stalčių. Ji įnirtingai rausėsi komodoje. Atsisukusi, pašnairavo į agentą, tačiau nepasisveikino, tik suspaudė lūpas. Kiek pasikuitusi, džiaugsmingai šūktelėjo, atsisėdo ant lovos ir ėmė skubiai mautis ryškiai raudonas kojines. Matau, į tamstos stalčių įsisuko ilganosiai kuitikliai, prabilo Jeronimas. Jie gvelbia kojines, palieka be poros ir jais labai sunku atsikratyti. Ieškodami kojinių, žmonės iškuičia visas spintas ir komodas. Iš čia ir pavadinimas kilęs. O ką jie daro su pavogtom kojinėm? Susidomėjo upė, net pamiršo ignoruojant Jeronimą. Ką, suėda? Dar blogiau. Kuitikliai jas kolekcionuoja. Girdėjau apie pagyvenusi kuitiklį, kuris prisitempė į savo urvelį tiek skirtingų kojinių, kad vieną dieną pats pasimetė jų krovoje ir nuo tada jo daugiau niekas nebematė. Vargšelis, atsiduso upė, o tada atsipeikiusi piktai treptelėjo koją. Haha, neišdegs, pareiškė griežtai suraukusi antakius. Tau nepavyks mane sužavėti kvailomis istorijomis. Jeronimas gūžtelėjo pečiais ir ėmė tyliai švilpauti slaptųjų agentų departamento himną. Upė blaškėsi po kambarį, stvarstydama drabušius, ieškojo po spintą nulindusių batukų, šepečių draskė per nakt susivėlusius plaukus ir žudančių žvilgsnių vis šnaidravo į Jeronimą. Oi, nutilgi tu, šūktelėjo neištvėrusi, kai agentas sušvilpė aukščiausią natą. Pripažink, kad man beveik pavyko tave sudominti, sukrizeno Jeronimas. Tada nustosiu. Jei ne, švilpausiu visą kelią iki mokyklos. Paskui per pamokas, švilpausiu, kol ruoši namų darbus, švilpausiu iki pat nakties. Tu neištversi. Pabandom, žalias niekšas, verksnėja, neliko skolingas Jeronimas. Pabaisa kyštelėjo iš spintos plokščią veidą. Jos akių kryžiukai vyptelėjo. Įsitempusi iš nuostabos, burna virto juodu ovalu. Žiūrėk, kuitikas! Staiga sušuko upė pirštu besdama į kambario kampą. Kur? Nusisuko Jeronimas ir ėmė akimis godžiai naršyti sieną. Jis dar nebuvo girdėjęs gyvo kuitiko, todėl prarado budrumą. Kai išgirdo trinktelint kambario duris, buvo jau per vėlu. Upė viena pati iškurseno į mokyklą. Tave ką tik apmovė, piktybiškai sukikeno spintos pabaisa. Apsuko aplink pirštą kaip šiltą vilną, bičiuli. Juk sakiau, kad šita mergiotė tikra rakštis. Jeronimas apmaudžiai numojo ranką. Skubiai reikėjo rasti išeitį. Jis kelis kartus nesėkmingai petimi trenkėsi į kambario duris. Pabandė prasismelkti pro jų apačią, bet staiga išgirdo užuolaidų klostėse šnabždant drungną rykmečio vėją. Jeronimai dryžiau, tu mulkis, kokio dar neteko regėti, pasakė kuo nuoširdžiausiai ir atsispyręs nuo lovos kojūgalio, grakščiai šuolių išskriejo pro atvirą langą. Agento laimiai įsivaizduojamų draugų departamentas nesugalvojo jokio šiai situacijai tinkamo draudimo. Dailiai nutūpęs takelio viduryje, agentas apsižvalgė, pamatė tingiai padangint kopiančią saulę, gintaro dužinomis atspindinčią namų languose. Dručki šunėka, pakėlusi koją prie alyvų krūmo, dvi papiergalius rakinėjančias kuosas ir porą nelaimingų neišsimiegojusių mergaičių, sunkiai velkančių knygas prikrautas kuprinės. Staiga atsigavęs, Jeronimas leidosi bėgte. Jis nedidino greičio, kad neatrodytų įtartinai. Turseno, nutaiksęs dalykišką miną, žvilgsniu šaudydamas į mokyklon einančius vaikus ir lenkdamas juos vienas po kito. Labas rytas, palaikau formą, draugiškai sušuko tuopos šakose besisupuojančiai įsivaizduojamai bičiuliai. Būtybė nieko neatsakė, tik šniurkštelėjo riesta nosiuke ir toliau mezgė ilgą spalvotą šaliką. Jo klostės rangėsi gatve, tarsi susiraigė smaugliai
nuklojo visą pievelę, apsivijo laiptų turėklus ir net apvyniojo kaminą. Jie išties keisti, pagalvojo Jeronimas, veržliai pasukdamas už kampo ir sustodamas priešais mokyklos vartus. Pilvas nustojo liulėti tik po kelių sekundžių ir tik tada, kai agentas jį stipriai prispaudė leteną. Į mokyklą įžengė nuaidėjus šaižiam skambučiui ir išsyk įsiliejo į margą mokinių maišalynę. Visi skubėjo į klases, nors ir nematydami agento vaikai nujautė jį esant, todėl apeidavo plačiu lanku. Kai holas ištuštėjo, Jeronimas kelis kartus patraukė nosimi ir suuodęs silpną upės kvapo giją užlipo į 3. aukštą. Gelsvai dažytame koridoriuje buvo tylu. Ant sienų kybojo daugybė spalvotų piešinių. Pamatęs viename mielą žalią akvarele nuspalvintą drakoną, agentas stabtelėjo. Priešingai papurtė galvą ir nuturseno toliau. Nesykį teko regėti drakonus. Jie visai nepanašus į šitą nesusipratimą. Tikri drakonai milžiniški, su kietais lyg akmuo šarvais, žalsvai rudi ar juodi tarsi anglis. Jų 4 šiaušiasi aršiais grėsmingais spygliais, o iš nasrų kyšo ilgos geltonos iltys. Tikras drakonas nesivieptų lyg geraširdiškas mulkis. Nei nespėtum jo apžiūrėti, bemat atsidurtum jo nasruose. Pagaliau Jeronimas priėjo upės klasės duris. Iš už jų sklido tylus mokytojos barbenimas. Jeronimas lengvai perėjo kiaurai duris ir atsidūrė jaukioje nedidukėje patalpoje. Ant palangių palaimingai snaudė keletas dygliuotų kaktusų, siena raizgėsi dailiai ištapytas vijoklis, nukabinėtas fotografijomis. Kompiuteris ant mokytojo stalo dūzgė, virškindamas mokyklinius dokumentus. Apkūnoka mokytoja stovėjo priešais klasę, monotoniškai diktuodama. Kartais ji trumpam nutildavo, atitraukdavo akis nuo knygos ir drąsinamai nusišypsojusi tęsdavo. Palinkę prie sąsiuvinių, mokiniai skrebėdavo rašikliais ir sunkiai dūsavo. Slaptasis agentas nužvelgė skirtingų atspalvių pakaušius ir greit susirado savąją mergaitę. Upė sėdėjo viena, kraštutinėje eilutėje, 3. suole prie lango ir prikandusius lūpą rašė. Agentas praslydo tarp suolų, atsistojo upė už nugaros ir sušvilpė į ausį. Ji krūptelėjo ir išmetė rašiklį. Per tvarkingas eilutes nusidrėskė negražių dėmių virtinę. Atsisukusi, persmeigė Jeronimą nieko gera nežadančių žvilgsnių ir vėl palinko prie sąsiuvinio. Jeronimas neketino pasiduoti. Jis švilpavo. Čia garsiau, čia tyliau, čia į kairę upės ausį, čia į dešinę, įkyriai, kol mergaitė neteko kantrybės. Užsičiaupgi tu, garsiai sušnipštė atsisukusi į Jeronimą įraudusį veidelį. Ką aš girdžiu? Upė dilgelytė, pasipiktino mokytoja. Vaikai smalsiai sužiūro į netikėtai pykčių pratrūkusią mergaitę. Pirmame suole sėdinčios panelytės ėmė šnibždėtis. Ta, kuriai ant pakaušio pupsojo kvailas rožinis kaspinas, bjauri sukikeno. Atsiprašau, mokytoja, ne jums sakiau uodui. Jis man visą pamoką trukdo. Mokytojos kakta išsilygino. Tik pliaukšt ir uodo nebėra, patarė priešai sėdintis rusvas plaukis berniukas. Berniūkščio akise žėrėjo kraugeriškos ugnelės. Negaliu, atšovė upė. Gal čia paskutinis nuo vasaros likęs uodas. Gal jo mamytė, tėvelis, broliai ir seseris jau nebegyvi, tiesiog ranka nekyla. Nu, kągi, atsiduso mokytoja. Tada turbūt teks kentėti. Nu, tęskime diktantą. Mažos galvelės
nenoriai palinko prie sąsiuvinio. Upė taip pat suskubo rašyti. Ji apsimetė nebepastebinti švilpaujančio Jeronimo, tačiau įsitempusi nugarą bylojo, kad kuo puikiausiai jį girdi ir yra suirzusi kaip 1000 kipšų. Ir jei galėtų, priplotų slaptą į agentą kaip uodą. Tikrai nepaklaustų, ar jis nėra našlaitis. Jeronimas švilpavo visą pamoką. Kai nuaidėjo skambutis, o upė, atidavusi mokytojai sąsiuvinį, strimgalviais puolė pro duris, slaptasis agentas nesnaudė. Jis išbrazdėjo paskui mergaitę, pasivijo ją koridoriuje ir vėl sušvilpė į susigūžiusią nugarą. Upė pasuko už kampo ir sustojo priešais rusvo medžio duris, atsigręžė į agentą. Čia, tai jau nelysk, pasakė ji. Kodėlgi, širdelė? Nes tai mergaičių tualetas. Upė treptelėjo koją, pastumė duris ir dingo uždraustoje zonoje. Kodėl ji neleido tau įeiti? Kažkas baugščiai sušnabždėjo agentui už nugaros. Atsisukęs, per petį Jeronimas išvydo porą sutrikusių mergaičiukių. Viena buvo šviesiaplaukė, išsitepusi baltą palaidinę šokoladų ir nekantriai trypčiojo. Kitos galvą supo ugninių garbonų šūsnis, o ant nosies žibėjo apvalūs akiniai. Kažkokia trenkta? Burtelė šviesiaplaukė ir pasiūlė. Einam į 2 aukštą. Mergaitės nutolo, o Jeronimas visą pertrauką stipsojo prie tualeto durų. Kai upė išėjo, pasitiko ją plačiausiai spindičią šypseną. Pamačiusi 2 eilės aštrių smailių dantų, mergaitė krūptelėjo. Tada ryžtingai apsisuko ant kulnų ir, užvertusi smarkarą, nukulniavo į klasę. Jeronimas pramankštino užtirpusius pečius, apsilaižė ir nulydėjo upę, švilpaudamas tarsi pavasario apsvaigintas varnėnas. Jis švilpavo per visą matematikos pamoką. Upė painiojosi ir klupo spręsdama daugybos užduotis, švilpavo mokytojai aiškinant apie Lietuvos miškus ir jų gyventojus. Užsispyrėliai neišgirdo, kuo minta apuokai. Kūno kultūros pamokoje lakstė paskui upę po aikštelę ir trukdė žaisti kvadratą. Mergaitė išmušė pačią pirmą, todėl ji pusę pamokos susiraukusi kiūtojo ant suolelio, graudžiai žvelgdama į kitus vaikus. Po pamokų Jeronimas jautriai įsitaisė ant galinės automobilio sėdynės ir be paliovos švilpė upė į ausį. Kodėl tu tokia surūgusi? Pasidomėjo tėtis, pamatęs veidrodyje surūktą upės veidą. Ai šiaip, atsakė jis, šnairuodama į Jeronimą. Bloga diena. Žiūrėk, kai grįšim, pasimatuok temperatūrą. Tėtė susirūpino. Girdėjau, miestelėje siaučia virusas, tai gal pasigavai? Pasigavau, sušnabždėjo upė. Tik ne virusą, o šiaip bjaurybę. O kai tėtė nukreipė dėmesį į kelią, piktai niuktelėjo Jeronimą aštrę alkūnę. Keista, bet agentas tai pajuto. Jam visai neskaudėjo, tik buvo labai nemalonu. Supykęs Jeronimas kumštelėjo upį atgal. Mergaitė su didžiausia nuostaba pažvelgė į agentą, atsargiai atsisegė saugos diržą ir persislinkusi į kitą sėdynės pusę atsisvėrė nuo Jeronimo sunkia kuprinė. Ausis tebegirdi, nusišaipė slaptasis agentas ir vėl pagavo švilpauti. Kai juodu išlipo iš automobilio, upė buvo kaip reikiant įsiutusi. Iki, grįšiu vėlai vakare. Tėtis nieko nepastebėjo. Pasimatuok temperatūrą, jei neturi, paruošk namų darbus, pietus šaldytuve. Žinau, tėti, mergaitė numojo ranką, pasimatuosiu. Kai mėlynas žvilgantis automobilis išsuko iš kiemo, upė atsigręžė į Jeronimą ir grasinamai žengė jo link. Nebūk juokinga, ironiškai papurtė ragus Jeronimas. Ką pagalvos kaimynai? Ana ten pastebėjau, smalsi tetulytė, ji nenuleidžintų tavęs akių, o pro gretimo namo užuolaidas spoksto berniūkštis, regis iš tavo klasės. Upė išsižiojo atkirsti, tačiau sudvėjojo ir
perliejusi Jeronimą neapykantos kupinų žvilgsnių, bėgte pasileido į priekį. Atsisuko per petį, parodė agentui rausvą liežuvį, šmurkštelėjo vidun ir užrakino duris. Jeronimas sukrizeno, mikliai užkopęs vijoklių stiebais, persirito per antro aukšto langą ir pirmas atsidūrė upės kambaryje. Kai mergaitė įėjo pro duris, agentas sėdėjo ant lovos plačiai šypsodamasis. Sutikimo proga, tyčia, nepataikydamas į natą, ėmė švilpauti slaptųjų agentų himną. Skambėjo klaikiai. Kosminis pukutis nualpo iš siaubo, o spintos pabaisa neištvėrusi užsispaudė ausis. Atšoki tu, sušuko upė, mesdama kuprinę per visą kambarį. Kodėl nepalieki manęs ramybėje? Nenoriu su tavim draugauti, nenoriu ir nedraugausiu, nepriversi. Mergaitės akys sužybo pykčio ašaromis, lyg aštrus ledokšniai įstrigę tarp laksnienų. Manai, aš noriu? Ramiai atsakė agentas, nusprendęs, kad užteks vaizduoti įsivaizduojamą draugą. Tai ko prikibai? Upė atrodė nustebusi. Nes esu slaptasis agentas, kuriu kuo greičiausiai įvykdyti naują misiją, o be tavęs įvykdyti aš negaliu, kantriai paaiškino Jeronimas. Upė nustojo šiurkščioti ir pažvelgė į jį iš padilbių. Tu nedovanėlė, o aš įpratęs dirbti vienas. Ir kai, matai, nešokinėjau iš džiaugsmo dėl susiklosčios padėties, bet kuo greičiau mudu rasim bendrą kalbą ir išnarpliosim man patikėtą bylą, tuo greičiau atsikratysime vienas kito. Upė lėtai priėjo prie Jeronimo, kelias minutės tylėdama tyrinėjo slaptąjį agentą nuo galvos iki kojų, tada pareiškė. Įrodyk. Kad esu slaptas agentas? Ne, kad esi Anglijos karalienė. Tu vagiliauji iš virtuvės saldainius, įkalčius slepi po čiužiniu. Nieko čia neįrodė, apie tai žino net mano mama, tik apsimeta, kad nežino. Tavo mokytojai giriasi, kad domisi tik rimta klasikinė literatūra, o iš tiesų vieną po kito ryja detektyvus. Baltaplaukis berniukas, sėdintis pirmos eilės trečiame suole, mėgsta uostyti rašalo dėmes. Tavo katinas bijo naktinių drugių, o tau patinka berniukas, kurio vardo pirmoji raidė. Oi, gana, šniukštinėti negražu. Tyčia nešniukštinėjau. Tai prieštarauja slaptųjų agentų garbės kodeksui. Tačiau esu įpratęs įdėmiai stebėti aplinką. Pasinaudojau proga, kol tu nuo manęs slėpeisi mokyklos tualete. Kitaip būčiau miręs iš nuobodulio. O naktiniai drugiai? Vakar vakarė vienas atsitrenkė į langą ir katinas pašoko kone iki lubų. Šiaip jis gana drąsus, manęs nenusigando. Tai kad tu nebaisus, susiraukė upė. Tai tau, tu mane matai visiškai kitaip nei katinas. Katės geba žvelgti daiktų ir reikalų esmę. O dabar, jei jau pradėjom kalbėtis kaip dvi protingos gyvybės formos, gal galėtume grįžti prie mūsų reikaliuko. Turiu omenyje partnerystę. Upė pasikasė liesą, raudona kojinė aptempta blauzdą ir rimtai linktelėjo. Gerai, tikiu, kad esi slaptasis agentas. Ar bent tuo, kad nesi neįsivaizduojamas draugas. Tik kodėl čia prilipai prie manęs? Nes tu itin retas žmonių vaiko egzempliorius. Matai visus įsivaizduojamus draugus, o tie, kuriais nenorėjai draugauti, paniro į depresiją arba išėjo iš proto. Upė žioptelėjo iš netikėtumo. Akis plykstelėjo pykčio kibirkšties, tačiau po akimirkos lūpos suvirpėjo ir ji pradėjo nesusilaikomai krizenti. O tu tikras bjaurybė, išrėžė nusiraminusi. Ačiū, Jeronimas Dryžius kukliai nuleido akis. Ir jei jau baigiai kikenti, leisk papasakoti viską nuo pradžių. Varyk. Upė susikėlė kojas ant lovos, užsimetė ant jų pagalvę ir atsirėmusi alkūnėmis pasiruošė klausytis. Jeronimas prislopino balsą ir ėmė pasakoti.
Apie Medūzą, apie įvykius įsivaizduojamų draugų departamente, nežinia kur prapuolusius darbuotojus ir geriausiam slaptajam agentui patikėta misija kuo greičiau juos surasti. Tik apie Dovistą neprasimanė. Pamanė, nors ir bjauraus charakterio bei protingo žvilgsnio, Upė tėra maža mergaitė, todėl nereikėtų jos gąsdinti, bent jau kol kas. Kai Jeronimas nutilo, užsispyrėlė pasikasė pakaušį ir pareiškė abejonių kupinų balsu. Vis tiek nesuprantu, kam reikėjo gadinti man visą gyvenimą. Galėjot rasti kitą vaiką, draugiškesnį. Dabar aišku, kodėl jūsų mokytoja atrodo tokia nusikamavusi vargšelė, turi 10 sykių kartoti paprasčiausius dalykus. Upė, byla pati neišsispręs. Reikės šniukštinėti šiandien bei ten, ieškoti įkalčių, klausinėti iki užkimimo. Slampinėdamas vienas atrodysiu pernelyg įtartinai. Įsivaizduojami draugai paiki, gležni ir baikštus padarėliai. Anksčiau ar vėliau jie pradėtų mane šalintis. Budėdami dviese mažiau krisimi akis. Be to, kiti vaikai manęs nemato ir negirdi, o jų galėjo įsidėmėti, ką nors neįprasto ir svarbaus. Aš juos stebėsiu, užsiminsiu, ką turėtum paklausti. Tik tada susirinksime visas trūkstamas mozaikos dalis iki paskutinio gabalėlio. Jau pešniurkštelėjo. Dabar supratau. Tai ką manai? Porininkai? Jeronimas ištėsė žaliai mėlynas gaurais apžėlusias letanas. Gerai, porininkai, atsakė Upė ir tvirtai paspaudė agentui delną. Jeronimo lagaminas pokštelėjo tarsi sprogęs balionas, dangtis atsivėrė, o iš gilumos į lubą šovė spalvotų popierėlių debesis. Įspėjimas, griežtas įspėjimas, vienas per kitą čirpė po kambarį besiplakštantis popiergaliai. Nederamas elgesys, pabėgimas iš namų, nederamas elgesys, nedraugiškas niurktelėjimas į šoną, nederamas elgesys, įkyrėti savo vaikui, nederamas elgesys, atskleisti tiesą apie įsivaizduojamų draugų departamentą, nederamas elgesys, nederamas elgesys. Nuo šviestuvo nučiuožęs voras pakibo Jeronimui priešais nosį, po kojūkėse spurdėjo susiglamžęs fokas. Jeronimas paėmė pranešimą, sutrupino rusvo vaško antspaudą, kambaryje pakvipo kramtomąją gumą, o virš lovos atsirado pusiau permatomas Nikonoros siluetas. Zuikė atrodo įpykusi. Gerbiamasis agente, per rekordiškai trumpą laiką jūs sulaužėte 7 griežčiausius įsivaizduojamų draugų departamento draudimus. Jei ir toliau šitaip, būsiu priversta nutraukti sutartį ir grąžinti jūs į padebesių karalystę. Rimtai? Nepatikėjo slaptasis agentas. Rimčiau nebūna, suspigo Zuikė. Nikonoros meilumas išgaravo be pėdsakų. Aš pasistengsiu, pažadėjo Jeronimas. Upė prunkštelėjo, pamačiusi, kad agentas už nugaros vogčiomis sukryžiuoja pirštus. Agente, prašau, maldauju, jūs vienintelė mūsų viltis, jei nesilaikysite taisyklių, misija žlugusi. Dabar, kai priklausote įsivaizduojamų draugų departamentui, Nikonora tiesiog beviltiškai nuleido ausis. Tai reiškia, kad esu laikinai išbrauktas iš slaptųjų agentų? Jeronimas grislingai primerkė žėrinčias akis. Taip, sucipo Zuikė ir susigūžė. Formaliai. Jūs pasirašėte sutartį, o jūs pamiršote mane įspėti, kas bus, jei ją pasirašysiu, pasipiktino Jeronimas. Nuostabu, ačiū už informaciją, pažadu atsižvelgti į jūsų kritiką. Jeronimas pamojo letaną, išsklaidydamas melsvą Zuikės pavidalo rūką, neleisdamas Nikonorai net atsisveikinti. Spigus balselis nuščiuvo. Nemalonumai? Užjaučiamai pasidomėjo Upė. Aš beveik nieko nemačiau, bet girdėjau.
Pamanyk, smulkmenėlė, pažydžiau kelias kvailas taisyklės, pala. Sakai, nematėjai? Sukluso Jeronimas. Kuo didesnė augu, tuo blogiau įžiūriu kitų vaikų įsivaizduojamus draugus. Aš vis dar juos kaip ir matau, bet nebeaiškiai, kaip per kokią miglą. Apie tai Nikanora tikrai nepagalvojo. Smelkiamai susitraukė Jeronimas. Staiga jo nosis žvaliai krustelėjo, ūsai pastiro, o ragų galiukai sušvito melsva ugnimi. Klausyk, mergit, ar norėtų matyti viską? Įžvelgti dalykų esmę kaip katė. Toks akylas porininkas man labai praverstų. Dar klausi, aišku, norėčiau. Tik kaipgi taisyklės? Nesijaudink, porininkė. Nepažeisiu nei vienos, išskyrus tas, kurių neturėtų pažeisti slaptie agentai. Upė nusikvatojo. Davai, aukis batus, linksmai paliepė Jeronimas. Eisim ieškoti raganos.